Bum, nu ką, labas rytas vėl. Rytas. Mes jau šiandien varom į Disneylandą. Kaip tik atidarimas ir, man atrodo, turim greitai bėgti, nes žmonių, žiūrėkit. Eilės tai bus belė kokios. Va tiek žmonių iš karto parvaro. Einam. Va tiek. O va tiek. Einam čia tiesiog, ne? Nu, man atrodo, einam, kur eilė mažiausia. Bet čia greitai juda, matau. Tai va, welcome to Disneyland Paris. Atsidaro kelinto Pusė 10. O tas, kas gyvena viduj, tai jau... Nuo pusė 9 valandą anksčiau jie gali eiti, jo, kas čia užsirezervuoja viešbutį viduj Disneylando pačią. Nu, pasirodykit, Mickey Mouse'ai. Mickey Mouse'ai. Aš irgi Mickey Mouse'as. 2 Mickey Mouse'ai, mano 2 Mickey Mouse'ai. Tai gerai, mes čia tik praėjom dabar security patikrą. Va, ausyčių įsigijo leidis. Po 25 euriuką each. Vieną ausį 25 eurai. Kosmosas kažkoks. O turbūt kokiam AliExpress'e už petaką galėtum paimti. Čia original. Su lipduku Disneyland. Nu. Gerai, dabar aš nežinau, dabar nuo kur mes čia pradėsim. O, pažiūrėjau, kiek esi. Nuo kur mes čia pradėsim ir ką mes čia darysim, nes reikia atsivežti labai žemėlapį. Bet turim kokį žemėlapį. Turim 2 dienas, tai čia gal spėsim bent kažkiek apeiti. Nu gražu, eik tu, važiuok į pasaką ateini. Aš taip norėjau pasakai pabuvoti ir pagaliau ją papulsi. Wow. Nu ką, pirmas fotosportas, kai suprantu. Nice. Gražu. Nu, Augustė, einam kur dabar, į pilį šitą? Aš galvoju, kad Jo, čia bus čia reikalų, čia eik tu savo. Nusifotkinti, kai reikia? Nu, Aira sako, reikia nusifotkinti, nu tai davai tada, nu ką daryti dabar. O ta moteris? Nu tai ką, nežinau. Čia dar iš tikrųjų apėjom nedaug ką, bet tai žinokit eilės visur, tai ojojoj. Prie vieno raido stovėjom apie 50 minučių, kad pravažiuoti 3 minutės. Tai nežinau, ar čia apsimoka, ne, bet man tai, nežinau, kažkaip aš tokių pramogų nelabai mėgstu. Yra, aišku, variantas pirkti greitą tas, fast tracką, bet tai irgi ten nuo 90 iki kiek? 190. Iki 190 eurų kainuoja čia vienam žmogui. Nu, žodžiu, jo, fast tracką, sakau, gal imam, nereikės čia niekur laukti, bet rašo nuo sezono priklauso, kiek kainuos, tai nuo 90 iki 190 eurų. Nežinau, įsimsėsim pavalgyti, tai užmėsiu akį dar, gal įmanoma kažkur nusipirkti, bent jau, ką žinau, rytojui ar kažką, nes eilės, tai belė kokio. Nu, gal dar dėl to, kad šiandien sekmadienis, tai daug žmonių šiandien tų vietinių prancūzų, jiems vis tiek savaitgalis, tai labai daug žmonių. Rytoj žiūrėsim, pirmadienis žiūrėsim, gal rytoj bus mažiau žmonių, tai... Nu, dar mažai apėjom, iš tikrųjų, dar eisim, pažiūrėsim, paeksplorinsim. Eisim dar žiūrėti dabar su šutiniam karuselėm, kas tenai, bet jau čia bus tas pats. Ir bandysim taikyti keletą šou nueiti, bet ten gali būti irgi rašo eilės, šiaip visur skaitosi už dyką. Bet jeigu moki 15 eurų už bilietą, tai 100% pateksi į tą šou, o jeigu nemoki, tai turi vėl stovėti eilė ir neaišku, ar įtilpsi. Tai pažiūrėsim, kaip seksis ten irgi. Aišku, visko jums nefilmuosiu čia, nes čia labai daug visko, tai nebent pabiškį tokių iškarpų įdėsiu, tai enjoyinkit, kaip sakant.
Nu kągi, mes jau po pietų užvalgėm taip šiaip savo. Kaip šiaip? Visai aš tai skaniai valgiau. 6 iš 10. Man tai ne, man 8, 4. Meniu. Meniu tai iš 3 dalykų, žodžiu. Burgeris, šonkauliai arba vištienos nugetsai. Gabaliukai, jo. 28 eurai žmogui, žodžiu. Bet įeina gėrimas, įeina desertas ir... Nu ir maistas. Tai dabar mes išėjom iš to parko, nes čia yra 3 atskiri parkai. Ten Disneylandas, čia studio. Čia studio mes dabar atėjom čia, kur daugiau visokio šou būna. Tai mes pirkom į 2 parkus, žodžiu, į studiją ir į tą patį Disneylandą. Tai dabar atėjom žiūrėt, o toks didžiulis angararas čia. Ir eisim žiūrėt čia Mickey Mouse. Ką tokiai Mickey Mouse šou kažkokį? Jo, dabar Mickey and the... Magician. Žodžiu, Mickey Mouse'as ir burtininkas. Gustė, varaju. Nu, Wow. panašu, kad čia būtume pavalgę biškį skaniau. Nors nieks neaišku dar čia. Bet čia žmonių daugiau kažkaip. Wow. Nu čia jau man nice labai. Gerai. Lemputės. Lemputės. Ten, va, matau, teatras Disnėjaus yra ir einam tada žiūrėti. O, Avataro muziką girdžiu. Milijonas lempučių sakė. Jau excited. Tai pasirodo, čia praėjom tik tai irgi restoranai. Dabar išėjom dar į lauką į kitą pusę, čia vėl kiek visko čia. O dievai, čia eik tu savo, čia be galo, be krašto kažkoks tas visas miestas. Čia reikia savaitę pagyventi, kad suprastum, kur čia eiti. Aš nežinau čia. Nu va, žemėlapį turim ir pagal žemėlapį vaikštam. Jo. It's almost your turn. Kaip daryti Climbing aukščiau? aboard your flying carpet. Please make sure children go first. Bienvenue à bord. Veuillez baisser la barre de sécurité. Oi, ką, pabuvom Mickey Mouse šou, dabar prasisupsim. Gardant vos mains, Nu, šou visai neblogas, nežinau, ne? à l'intérieur. Neblogas, visi jie neblogi. Eisim dar į vieną kitą. Please Šiandien go gal down į the kitos ladder. kitus, kur Ground nenuėjom. safety, remain seated. Fainai žmonės žino. Nu, kamera, okei. Slaptą kamerą filmuoju dabar. Sakė, nu kamerą negalima, tai aš. Gal mes į viršų. Nu ką žinau, žodžiu, visos atrakcijos trunka 3 minutės, šitą iš viso minutę turbūt pasisukom ir sako viskas, eikit iš čia. O eilės laukti visur, nu, aš nesuprantu. Nežinau, kažkaip čia man, nu man tai tikrai čia yra košmaras. Turi patirti ir košmarą, taip kad don't complain. Palauk, dar einam čia, va, water kažkoks. Einam į vandens. Va, atėjom į eilinę atrakciją kažkokią. Čia šitą pusę rašo 70 minučių laukimas. Čia biški mažiau, 55, nu tai nesąmonė, o ten prasisupi 3 minutės. Oh my god, nu žodžiu. Einam kažką, aš nežinau, nusakau, rytoj bandysim ateiti pirmadienis, gal bus mažiau žmonių, nes dabar žiūrėkit, Čia šiandien daug žmonių bus. dėl to kur nepasisuk, va tiek va žmonių.
Wow. Iš tikrųjų, wow. Va kiek žmonių čia, žiūrėkit. Milijonas koks. Belenkiek. Net nežinau skaičiaus. Na, Bet šou tai nerealus. Wow. Nieko panašaus nebuvau mačius. Labai labai gražu. Labai. Iškentėjau, išlaikiau tiek laiko kamerą. Bet vertėjo 20 minučių virš. Tai wow. Nu ką, koks verdiktas? ką? Varom namo mėgoti, jau šiandien kojų nejaučiu, nei kojyčių, nei rankyčių. Va bambuliukas šitas. Rytoj mes ateisim vėl ir rytoj mano gimtadienis ir aš būsiu 7. Taip, Augustai, rytoj 7. Rytoj vėl čia atvažiuojam. Bye, bye, iki rytojaus, rytoj 2 dieną. Bye bye. Iki rytojaus. Labas rytas. Labas. Šiandien mano gimtadienis. Šiandien tavo gimtadienis. Pasveikinam greitai Augustę su gimtadieniu. Su gimtadieniu. Labas rytas. Ką, 3 diena Prancūzijai. Tai šiandien biški nusprendėm praseiti pro mūsų rajonėlį čia, kur gyvenam čia. Tokiam, nežinau, ramiam rajone gyvenam. Kuprai vadins, kaip čia. 15 minučių nuo Disneylando. Einam per gatvę. Tai čia nuo mūsų, iš tikrųjų, to Airbnb iki autobuso 3 minutės. Ir paskui dar 15 požiūrėti iki Disneylandą. Arba su Boltu, čia kaip kam patogu. Vakar vakarį grįžom su Boltu, nes jau autobusas nevažiavo, tai vėlai buvo. O dabar einam, praseisim va iki parduotuvės, biškai kažkaip šio bei to nusipirksim. Augustės gimtadienis, gal torčiuką kokį. A? Sakė, nenori nei torčiuko. Nenori? Kodėl, nu? Tai jeigu ir nebus nieko tokio, tai... Tai, krosanų nusipirksim. Mum čia? Google Mapsas mus veda iki parduotuvės per, nežinau, per laukus kažkokius. Bet va, likti išėjom į kažkokį takelį. Tai čia mums reikėjo turbūt. O kaip jisai žino, kad ten išmintas takelis buvo? Nu, žinoma, tai. Per čia turbūt turėjau matyti. Nu, nieko, gerai pasivaikščios. Oras pasakėlė šiandien, plius 17. Kovo 2 dieną. Va, tiltelį, upelį, tai kirsim kažkokią. Rašo privati teritorija, taip išeina. Bet tai čia. Nu va, padarėm biškį tokį nedidelį šopingą. Kaip nedidelį. Rytoj įskrendam, bet prisipirkom 2 didžiausius maišus, žodžiu. Nu, nežinau, kaip atrodo pirmą dieną atvažiavę. Ir ką, žinau, gal noriu parodyti va, mūsų apartamentus, kur įsikūrėm. Tai čia, kaip sakiau, 15 minučių nuo Disneylando. Airbnb. Čia į bardaką nekreipit dėmesio. Va, toks nedidelis staliukas, mūsų jubiliatė. Kitchenas, visko, ką reikia, šaldytuvai, mikrobangės, dujinės, orkaitės, kriauklės. Čia kaip ir fotelis buvo kampas, tai mes įskleidėme, čia 3 miegam. Ten va dar viena lova. Airija. Nu į čia va, tronas, į dušas, prausykla. Telikas, kurio nežiūrim, kai visą laiką. Lygintuvas, viskas yra, va čia vasarą, jeigu karštai yra energija, ventiliatorius. Nu į tiek. Ir Augustės gimtadienio mergaitė.
Vakar buvo 6, jo, šiandien 7. 7. Gerai, tai mes turim dar 10 minučių, 15 iki autobuso ir važiuojam. Ir čia mano draugai. Ir važiuojam Exploring Disneylando antrą dieną. Jei! Čia kadangi torto neturim, tai atvirutė tortas. Ir čia mano draugai, kurie atskrido su mus. Ką, iki. Gerai, sutiksim See you Disneylande. later. Nu kągi, antra diena Disneylande prasidės toj. Ką tik praėjom patikras ir panašu, kad šiandien žmonių nebus mažiau, kaip mes galvojom. Gal šiek tiek, bet nemanau, kad čia jausis labai. Tai dabar einam į Walt Disney studiją iš pradžių. Nes dabar tuo Kas pagal programą? bus Elzos, jo? Elzos Frozen. Frozen musicalas gražus. Tai šitas turėtų būti biški toks fainesnis, toks įspūdingesnis daugiau, nes jeigu nespėji į nemokamas vietas, tai tada mokėti pinigus reikia. Tai tie, kurie mokami, tai manau, kad biški tokie ten daugiau veiksmo bus. Nu, pažiūrėsim, tuoj. Ir vakar man labai patiko, kur vat, mes buvom su akiniais ir ten tokį lėktuvą ir ten buvo, vat, kaip mes tikrai skraidžiojom, bet mes neskraidžiojom. Jo, 4D buvo filmas. Oi, 4D ten geras buvo. Ir vakare iš tikrųjų, jeigu ką, tai eilių beveik nėra. Po 5 minutės tik tai ir fainai. Ten mes per 20 minučių turbūt spėjom į 2 atrakcijas nueiti, nu. Jo, iki vakaro išlaukėte. Iki vakaro, jeigu ką. Bet vis tiek, kitos pagrindinės čia, kur į tą viešbutį, tai valandą. Šiandien bandysim. Bandysim į Holivudo viešbutį. Tai ne velnio, šiandien čia ne mažiau žmonių, dar kažkai ar ne daugiau. Nu, bet eilė dabar kol kas, kurį pirmą einam atrakciją, tai pusę valandos, o kitur jau vėl prasideda po 5 minučių, po... Dabar norėjom į pirmą įeiti į Elzą, kaip sakiau, bet priėjom, sako, viskas, nebegalit. O dar 25 minutės buvo likę iki šou, sako, jau pilna už tą nemokamai. Tai sako, tikit 45 minutės anksčiau prieš šou, kad galėtumėt įeiti. Nu, eilė jau tokia. Ir kai mamytė man pirko ledo, ten buvo kažkoks liftas arba kažkas ten. Ir ten žmonės rėkė, kad labai greitai įsieinam. Tai žodžiu, pirma mūsų atrakcija bus į Holivudo kažkokį taverį. Pasakyk ačiū. Nežinau, kas čia bus, siaubo kambarys, kas čia, bet sužinosim už pusvalandžio. Augustėlė, jau baisu biški? Biški baisus jo viešbutis čia. Voratinkliais viskas apaugę. Lėlė sėdi ten kažkur ant fotelio. Krypį, biški krypį, ne? Nu, eisim žiūrėti, kas čia yra. Biški tamsu. Čia knygynas. Čia padaryta. Čia padaryti tokie kambariukai, kad žmonės su žimkala eiliai stovi. Instrukciją gavom. Dabar varome į liftą kažkokį, kur mus nuveš į kažkur, tai Twilight Zone. Čia kur mes čia kokiam Rusy dabar. Tai žodžiu, čia va kiek išėjo paifmuoti, tik išėjo, toliau neleido, bet čia buvo vienas geriausių turbūt. Viena geriausių atrakcijų. Viena geresnių tokių atrakcijų. Tokia siaubo kambarys su siaubo elementais, bet ten tipo į liftą įsėdi. Ir ten tave laisvų kritimų po visokius aukštus ten kilnoja, mėta žemyn. Tokiais vienais momentais net taip į orą nuo kėdės pakyli, kai krenta žemyn. Tu išgėdės, kaip eini į viršų. Augustei patiko net, jo? Taip. Ir ten tokia skėri vaiduoklis mergaitė buvo labai Augusta, tarp kitko panaši.
tokia graži mergytė ir jis sako, jeigu jūs dar garsiau šauksit, sako, bus dar blogiau. Taip kad o ir vėl O paskui mes rėkiam. Tai dėl šito va jau vieno nesigailiu niekiek. Ten netgi ir eiliai pusvalandukas pastovėjom, tai nieko tokio. O dabar turim skubėti į Disneylandą atgal, kad spėtume į 4D filmą. Nežinau, ar spėsim, bet bandom. O žmonių tai galvojau, kad mažiau, bet čia nevelnio nemažiau. Dar ką žinia daugiau, tik tai šiandien pirmadienis, tai žinau, nei čia mokyklas kas eina, nei ką. Pirmai aš nenorėjau ten eiti, kad ten pirmais buvo labai scary, o paskui buvo labai fun. Nu, mergaitės, skaniai pavalgėmės? Ne. Ne? Ne. Melagė, tu melagė. Tai žodžiu, šiandien nusprendėm nuėjom pavalgyti į bufeto stiliaus, bufetą, kur valgai, kai nori. Turbūt labiau apsimoka, nes ten prisivalgai, kiek normalaus maisto yra, ne tai, kad ten, kur visų čia burgeriai, tai burgeriai. Oi, dabar biški tokio relakso, paplaukėsim su laivu. Ne. Kaip tai ne? Nu, pas ją dabar biški ne viskas. Mažai šokolado suvalgyti. Aha. Ne. Yra Candy Cotton. Kaip vadinasi? Žodžiu, plaukiam, o paskui bandysim Candy vėl Cotton. ant traukinuko. Pračios. Laukiam aplink Salikę. Ai, nesau, bet kaip išgąsdino. O ne? Imk tu palikai. Paskui bandysim, nežinau, į tos kalnelius gal eit. Bet ten valandą laiko laukti turbūt reikės. Bet reikia, čia jau laikas taip greitai tirpsta. Norim dar į keletą šou eiti ir roller coaster. Ir žodžiu, O laiko kaip trūksta, taip trūksta. pasirodo čia tikrai tų 2 dienų mažai, o apie vieną tai iš vis tyliu. Čia kaip pamatai, supranti jau žemėlapį, kaip kur eiti ir ką veikti galima ir ką daryti ir kiek čia visko yra iš tikrųjų. Tai Ir aš čia vėl, savaitės reikia. ir aš vėl noriu tą Hollywood Tower. Reikia į tau Hollywood Tower. Jo, čia belė kokia dydžio, belė kokia. Savaitės turbūt minimum čia reikia, kad... Aš sakau, tai dar ir traukinukas, vienoks, kitoks. O Blonas. vien eilės didelės. Dėl to. Čia. Nu gerai, čia viskas padaryta taip, kad geriausia vieta, ne? Kur kol kas turbūt buvom. Kaip sakau, mane mažai kas stebina, bet čia tai yra kažkas wow. Tai Augustė dinozauras. Žodžiu, laukiam traukinuko, jau pusę valandos pralaukiam. Sako, sugedo, eik tu savo. Ir ten žmonės dabar sėdi saloj traukinuke, negali niekur padaryti išeis. O kaži kaip tiem žmonėm, kurie pralaukia beveik valandą ten jau, kur turėjo sėsti.
Tai aš nežinau, kaip ten tiem žmonėm dabar. Nu, žodžiu, gal kažkaip jas ištrauksim kažkada. Tai viso, dabar vėl nieko nelaukiam, einam dar vėl į kažkokį... Į kur einam, Augustė? Patinka to vaidoklį, jo visokie krypį. Tai čia 5 minutės, nu tai galvojam, užeisim. Ir eisim paskui paradą žiūrėti, nes paradas už 10 minučių, 15. Nu. Tai va, turėjom pro ten visur trauknukų važiuoti, va ten žmonės dar sėdi, va biškai matosi. Nežinau, ar jums ten matosi. Darbuotojai tie jos turbūt išves dabar. Su to laiveliu praplaukėm čia aplinkui šitą visą. Nu, smagu, čia tikrai yra ką veikti, čia, o Jėzu, čia. Tik laiko reikia, belė kiek laiko. Nu, vaikučiai. Labas rytas, paskutinis rytas. Rytas sulaitytas. Tai va, baigiam savo kelionę į Paryžiaus Disneylandą. Atvažiuoja Boltas už 10 minučių, tai sutvarkom savo butelį, paliekam viską taip, kaip radom. Dar kavelės jau spėjai atsigerti? Spėjau kavelę antrą išgerti. Tai va, paliekam viską tvarkingai, nieko nesulaužėm, nieko nesugadinom. Visada taip, jeigu sugadinam, tai paliekam pinigėlių arba parašom, kad sorry. Bet nesugadinam. Buvo vieną kartą netyčia Augustė sudaužė stiklinę. Bet palikom ten kelis eurus, nors šeimininkas sako, no problem. Ką aš sudaužiau? Mažytė buvo vaikai. Netyčiom. Tai va. Disneylandas tikrai visiems rekomenduojam. Jeigu išeina, tai visai savaitį galite turėti. Aišku, pinigėlių kainuoja, bet tai, tam ir skirta. Dar naujų parkų atsidarys, tai va dabar Elza, nežinau, jau sakiau ar ne, Elzos Frozen atsidaro visą teritoriją kovo gale, tai vienu žodžiu tikrai verta atvažiuoti ir mes net visko neapvaikščiojom ir dar norėtumėm pabūti ir tikrai smagu buvo ten į tą towerį, tai ėjom 3 kartus vakar. Vakar jo, taip, ant tiek eilės patiko. sumažėjo, tai greitai nubėgom 1, 2, 3 kartą.
Jo, jau vakar šau nežiūrėjom, man gavo tų ferverkų, jau matėm, jau pavargę buvom iš tikrųjų 3 dienas ant kojų, po belenkiek 1000 žingsnių, tai bet fainai. Nice savaitgalis. Auguste, patiko tau gimtadienio dovana? Taip. Tu happy? Hello? Pakel galvytę. Vakar mes 3 kartus ėjom ant to Hollywood hotel. Tas labiausiai patiko, jo? Taip. Ir sakė, šiandien ryte prabudo, sako, aš dar noriu į tenais, į Hollywood Tower. Augustė, sakau, viskas, skrendam namo. Ką man tata sakė? Paskutinį kartą, kai mes Kad ten buvome. tą mergaitę, kai pamatysi, perduot jai linkėjimus, kad jos visi ieško. Tai perduok visiems linkėjimus, atsisveikinam. Ir iki kito karto. A? Augustė? Ne? Ne? Ate. Ate! Ate! Ate, jo, einam dėtis batus. Trauk. Ir aš mano žaidimo yra viščiukas. O, jes. Viščiukas tu pati. Все, bye. Gerai, ate. في أكبر